gerbiami žiūrovai, šiandieną su jumis Zubas, čia yra mano pirmasis video. Noriu jums pristatyti naują žaidimą The Long Dark. Tadgi, pradėkime. Būsime vyriškis, prasidės Mysterious Lake. Tai va. Čia yra mano pirmasis video, kaip ir sakiau. Problemų turi keliausiai atsiras, keblumų, tylėjimų, mažiau jokelių. Nors galimybių iš vis ir net nebus. Gerai. Tikiuosi jums matosi viskas taip gražiai kaip aš matau. Ir žiūrėkime, kas bus toliau. Taip, dabar pažiūrėkime savo inventorių. Feels like -20 temperatūros. Tai reiškia, kad mes jaučiam mūsų toks šalimo pojūtis, o oro temperatūra -13. Turbūt mes bus, arba neįsivaizduoju, kaip taip galima jaustis, kai ore -13, o mums dar šalčiau negu gali būti. Įdomiai. Bet čia nėra esminis dalykas. Žaidimo inventorius atrodo štai taip, nieko ypatingo. Kai turi viską jau pasiėmęs, tai yra tiesiog negali pažiūrėti itemą, kaip jis atrodo. Ir iš tikrųjų tai nėra naudinga žinot, kaip tai atrodo, kai tu žinai, kas tai yra. Jeigu mums reikia sužinoti, kaip, pavyzdžiui, mums trūksta malkų, pradžio pademonstruosim, negalima, pademonstruosim, kaip reikia rasti medį, kadangi neturim jokio įrankio, mes tiesiog ieškosim, kaip puola šakų. Taip, reikim pradžiai prie kokio nors miškučio, arba užteks prie šitų gal medžių, užskaitys kaip mišką, ir pažiūrime. Valandai praėjus, mes turime... mes neturime nieko. Ir mes šalame. Turime surasti saugią vietą, kur galėtume pernakvoti. Arba bent jau susirasti pradžių malką. Dar kartą bandome. Taip, mums pavyko. Dabar užsikursime laužą su šilimui. Ir dėja kalnas to mums tai trukdo. Dėja teks surasti geresnę vietą. Šiame žaidime zombių dėja nėra, kaip ir ateivių. Šitas yra turbūt vienintelis ir tikiuosi ne paskutinis survival žaidimas be zombių, be išplėtėjusių žmonių, mutantų ir ateivių. Čia yra natūrali grinai gamta, kurioje nors Kanadoje, kurioje tiesiog bandai išgyventi žiemą. Aišku, ši žiema yra kaip ir post-apocalyptic žiema, nes kitaip žiūrint, žmonės neturėtų voliotis miškuose sušalę. Trumpai parodysiu šitą žaidimo principus. Dabar, kadangi jeigu jums, kaip aš, pavyzdžiui, dabar matau, kad čia yra vėjas, nežinau, jums tai matosi, nelabai. Tai čia pėdsakai, manau. Čianais yra reikalingas toks dalykas, kaip kuriant laužą, reikia rasti užuovėją. Aš dabar kursiu laužą, todėl man reikia užuovėjos. Kaip matote, leidžia užsikurti. Na ir bandom. Ar pavyks mums užšilti ar ne. Atsiprašau. Negaliu patikėti. Susimovėm antrą kartą. Namukai. Šitų rastų, jeigu jūs jų matote, yra namukai. Štai va. Logging campas. Nuostabu. Žiūrėkime namuką, pažiūrėkime, ką mes čia turim. Laikraštis, labai naudingas daiktas. Su laikraščiu mes galime užkurti greičiau ugnį. Iš tikrųjų, be laikraščio užkūrimas yra, skaitykim, neįmanomas. Nuostabus daiktas. Vietoj degtukų naudojimas ir žymiai lengviau įskeliama ugnis. Ten buvo ugnies keltuvas, jeigu nesupratote. Can opener, o nuostabu galėsime valgyti konservus.
Ir kasgi čia? Energy bar. Nuostabu, energetinis šokoladukas. Nors ir prieš išdimas sako, kad tai yra sveika, nerekomenduočiau jums perdozuoti energetiniais gėrimais ir šokoladukais. Nežinau, ko tas galėtų pasibaigti. Bet tenais sakoma, kad energetiniai šokoladukai yra sveika ir jis yra kažko sveiko. Vėliau pademonstruosiu. Update'as buvo. Seniau šitų nebuvo. Jie tik animacijų. Tikiuosi jūs matote tą kokybišką vaizdą, nes nuo vėjo man truputį mano šitam sušiktam kompiuteriui neužtenka atmintinės. Ir aš jaučiu minimalius strigaliojimus. Beje, aš darau giveaways ir jeigu ir toliau žiūrėsite mano video, jeigu subscribinsit ir bent jau paremsit, vėliau ateityje galėsite rasti ir dovanų. Todėl stebėkite mano darbus ir aš ateityje kažvieną iš žiūrovų, komentatorių arba tiesiog tas, kuris norės žmogus laimėti kokį nors žaidimą, aš jį apdovanosiu. Taigi, dabar artimiausias žaidimas galėtų nusimatyti Beat Buddy. Taigi, sėkmės. Kas bandys. O dabar, kaip ir mano pirmasis toksai prisistatymo video, pristatymo žaidimą. Čianais yra elniai, kurių dar jums neparodžiau. Ir yra vilkai, kurių tikiuosi jums neteks parodyti. Nes vilkai paskutiniu metu su manim pabendrauja labai greit ir nelabai maloniai. Tikiuosi. Malkas, nuostabu. Taip pat, jau turbūt įpusėjame epizodą. Tai jūs patikrinsiu, kiek laiko mes jau filmuojame. Ir aišku, taip va. 7 minutės, mes dar turime 10 minučių. Tai mums dar liko, mes turime dar tiksliau 3 minutės. Atsiprašau už tokį mano painėjimąsi kalbant, nes įprastai nekalbu su savimi. Tikiuosi, kad tai mane pakenks. Taip. Radome šiokių tokių reikalingų daiktų išgyventi žiemą. Dabar yra maždaug 16 valandą. Dar turim laiko. Šis žaidimas iš tikrųjų yra labai sunkus. Gal ir atrodo, kad išgyventi yra lengva, bet kai pats žaidžiau prieš kurdamas šį video daug kartų ir galiu pasakyti, kad tai nėra lengvas žaidimas. Jis yra pakankamai sunkus. Ir iš tikrųjų šitas žaidimas nors ir atrodo grafikos labai gražios, tokios primenančios The Walking Dead serijas komiksų. Tai iš tikrųjų šios grafikos aš nieko nereikalauja, nors mano levam kompiuteriui to turbūt ir užteko filmuoti ir žaisti Leo grafikos žaidimą. Orai šitam žaidime yra labai atitinkantis tikrovę. Jeigu dangus yra kuo labiau raudonesnis, kitą dieną bus labiau vėjuota. Ir šiaip visokių kritulių pagal kiekį. Ir tiesą sakant, aš nieko nenusimatau apie biologiją, orus, geografijos, kažkokius klimato kaitą ir panašiai. Tai bet čionais pakankamai viskas yra aišku. Dangus raudonas, vadinasi, ir tai bus nekoks oras. Bet jeigu jis labai raudonas, vadinasi, man ir toj bus šakės. Bet dabar kaip ir bus raudonis. Tai pabandysim, pažiūrėsim. Jeigu vilkas nesuės, tai ir bus įdomu, koks ir toj bus oras. Ar mano prognozės pasitvirtino, ar ne. Atsiprašau. Hungry.
Valgykim ką nors. Nors ir šiandien matote daug malkų, iš tikrųjų šių malkų mes negalime imti. Skanu. Dog food. Kas gali būti skaniau. Tai va. Metas keliauti toliau. Kalorijas palaikome, mes toliau šalame. Kaip ir pastovus žaidimo tempas yra. Nuostabu. Tai gal mes šiandien tada ir baigime šį epizodą. Pratęsime vėliau. Ir... Teisingai pamiršau paminėti, kad čia yra geležinkelis yra vidurinis mepo žemėlapio vieta. Juo einant galima nueiti į visas vietas. Aišku, yra įsišakojimai einant pro kalnus, miškus. O, štai elnis. Aš turėjau omeny gyvus elnius, bet šis yra sušalęs ir numiręs. Tuoj galėsime sužinoti, ar mes ilgai gyvensime, jeigu jis yra nesušalęs pilnai. Ne, jis yra sušalęs pilnai, vadinasi, vilko šalia nėra. Jisai čia guli ne pirmą kartą. O, išgirdėjau tik vilką, nežinau, ar jums tai girdisi. Vilkus iš tikrųjų be ginklo numušti yra, nustumti yra, nuvesti savo kūno veido. Yra labai sunku. Ir iš tikrųjų, jeigu sutiksiu vilką, nemanau dar, kad filmuodamas jį sugebėsiu numušt arba užmušt. Todėl teks turbūt epizodą tuo ir užbaigti. Tai va, kaip ir sakiau, žmonės iš tikrųjų yra labai daug kur sušalę, jie sėdi visur, taigi nemanau, kad yra paprasta žiema. Patikrinti dar vieną kuprinę ir tai jau užbaigsime šį epizodą. Laužas. Pasimkime savo žiežirbus kirtiklį. Užskurkime laužą, pasteikime lovą ir metas miegot. Taigi, šiam kartui ir viskas. Sudėjau, pamatysite naujų kitų epizodų.